matyti tiek daug susirinkusių į visiškai naują renginį. Iš tikrųjų, smagu, kad Kaunui rūpi. Įdomus dalykai, tikėkime, kad įdomus dalykai. Čia yra tik pradžia ir kadangi tai yra pradžia, reikia šiek tiek pristatyti, kas tai yra. Atsiprašau visų stovinčių, galbūt galėsit laikui bėgant pasikeisti su sėdinčiais ir panašiai. Tai yra naujas renginys, kuris vadinasi Kitokie pasikalbėjimai. Ir šiandien mes turime pirmąjį svečią Mantą Katlerį. Jeigu galvojat, kad čia bus humoro klubo pasirodymas, tai galvokit iš naujo, nes taip nebus. Bus iš dalies ir humoro klubo elementų, vat jau žmonės išeina, labai gerai. Reiškia, viltis buvo atitinkamas. Tai malonu visų sulaukti, ačiū, kas vyksta Kaune komandai, kurios dėka mes esame šiuo metu matomi ir girdimi visoje Lietuvoje ir Kaune. Tai gal pasigirdėkim. Aišku, ačiū Mantui, kuriam šovė šitą idėją, kuris mane pakvietė. Ačiū jums atėjusiems ir manau, kad mums reikia jau pradėti, nes ir taip vėluojam. Vėluoti negarbinga, vėluoti negražu. Iš tikrųjų turėjom turėti šį vakarą Mantą Katlerį, bet pavalgėm picos ir iš kažkur išlėkė į kažkokį pasimatymą. Nežinau, ar su vyru, ar su moterim, neklausiau. Žadėjo grįžti ir parašyti SMS, kai grįž, bet tuo yra smagu, kad mes turim ir atsarginių variantų ir šiandien mes turim pradžiai ir kitą svečią, kol grįž Mantas. Taigi norėčiau, kad jūs visi pasitiktumėte 2013 metų Europos vicečempioną krepšinio disciplinoje, Lietuvos krepšinio rinktinės krepšininką, Toronto Raptors krepšininką, turbūt garsiausią buvusi svajonių Lietuvos jaunikį, Joną Valančiūną. Jis šitam pastate. Jonai! Jonas Valančiūnas. Jonai, kaip laikais? Gerai. Kokie vėjai? Ne, palauk, iš tikrųjų aš kitaip įsivaizdavau. Koks tau ūgis? Ko svorio priaugęs? Man yra ūgis 2,21. 2,21? Jo. O svoris? Na, babiški, žinai, aš ant masės dirbu, vėliau raumenis, reiškia. NBA reikia masės, biški pasistumti. Ai, supratau. Nu, tai... Jonas Valančiūnas! Šiaip keista, Jonai, ką čia veikia iš tikrųjų? Kaune už 1,5 valandos, už 2 valandų rungtynės Phoenixe, kokie vėjai? Ai, niekad variau pavalgyti picutės, prieš anglę vandenį reikia biški prieš. Tai mes čia neišsiplėsim, vis tiek reikia skiltmen už valandas kažkur su sams lošiam. Tai va, bus smagu. Pastačiau 16 litų, kad permėsiu 10 taškų. Nu, įdomu, kaip čia seksis. O dažnai pastatai? Nu jo, dažniausiai už savęs statau. Ir kad Kleiza nepermės. Ai, teisingai, su Linugi komandos draugai Toronte tevesat, taip? Kaip jam ten sekas dabar? Plaukus pradėjau auginti. Kad jis dabar prašiau Kleizai kažkaip. Dabar Carteris gerai varo. O Šonas Bradley, nu vien žodžiu, turi komandos draugų, kur tikrai geri. Supratau. Tai kas tau sunkiausia, Jonai, NBA jau kelinti, 18 metai jau karjerą tęsiasi? Jo, aš jau kažkaip jau, žinai, jau toks ir kaip ir Toronto lyderis pasidaręs jau. Šiaip sunkiausia yra, kas, prisitaikyti prie naujo klimato, žinai. Krepšininkų tautą nepagavę vieną perdavimą. Reaguok, biškai, kas vykti. Į aplinką, nu. Jo, šiaip kas sunkiausia vis tiek krepšinį yra tuos baudinius mėtyt, nes, nu, įtampa vis tiek atsistoji prie baudinių linijos tos iš 11 metrų. Galvoji apie Lietuvą baudinius mesdamas? Jo, Lietuva vis tiek man ta šalis, kur arčiausiai mano mažytė šardutės. Yra. O čia
čia marškinėliai, čia su šitais žaidėjai Slovenijoje, ar ne? Jo, nu, aš su jais vaikštau visą laiką. Nu, dabar, kai tau haliavai darbus duoda rūbus, kam dar pirkti atskiris kažkokius, žinai. Tai va, ateinu pizzas, va, visi žino, kad Valančiūnas. Šiaip parašas mano yra, nu, kad pats pasirašiau. Supratau. Smagu. Kaip tau sezonas, va, šitas, viskas permainingai, ten kartais permeti 10, kartais nepermeti? Jo, aš šiaip net nelabai žinau, kaip man dabar šitas naujas sezonas. Mes dabar kelinti esam, ne? Apie vidurį. Apie vidurį, ne? Nu tai... Ką žinau, šiaip smagu, nu vis tiek, čia ne dėl tų pergalių žaidžiam, žinai, svarbu išbėgti, pasitreniruoti, palakstyti kažką, žinai, kardio. Negi ten laimėti svarbiausia, žinai, tam krepšinį. Bet už Lietuvą laimėti jau. Už Lietuvą noris. Oi, apsispjau. Nemoku šnekėti nesispjaudydamas. Tai toks rimtas klausimas. Ūgis nustebino, iš tikrųjų galvojau, kad būsi aukštesnis, Jonai. Ne, matai, tas telikas ten ištempi tą vaizdą. Padidina tą žmogų. Jo, atrodo, visai kitaip atrodo, žinai. Kaip čia gaunas, kad va tave ištempia, į tą į apačią ištempia, iš šonus praplėkia. Aš nežiūrint, koks tavo telikas, žinai. Samsung, aš galiu pasakyti Samsung. Senas geras šilelis. Jo, jis labai plokščiaekranis, plačiaekranis jis yra, tai labai ištempi vaizdą visą. Jonai, kaip tau varžovai, 5 NBA komandas gal išvardintum, nu kurios tau daugiausia įsiminusios, gal gražiausia ten simbolį turi, gražiausia šokėjas ar kažką tokio? 5 komandas, ne? Laisvai. Toronto Raptors. Vieną. Po to Seattle Supersonics. 2. Brooklyn Bounce. Brooklyn Bounce. Let's start the sounds of Brooklyn Bounce. Ir Cleveland Rockets. Ir užkrita vieną, paskutinį užkrita. Man atrodo, su Atlanta Hawks. Va. Atlanta Hawks. Ja. Ten Dominikas Vilkinsas dar. Ir Matejūnas, man atrodo, žaidžia. Matejūnas. Aš komandom savo vardus susigalvoju, nes, nu, tarkim, aš neatsimenu ten jų tikrų pavadinimų, bet pavyzdžiui, Atlanta jie kaip ereliai laksto, žinai, o Clevelandas kaip raketas, tai aš juos raketam vadinu. Tai va, toks va. Tokį hobį turėjai. Jo. O čia daug laiko praleidai, galvodamas pavadinimus. Ne, nu, į aikštę, aš niekad, pavyzdžiui, aš išeidamas į aikštę niekad nežinau prieš ką žaisti. Man staigmenų būna, žinai, aš ten tų video nežiūriu, Neskaitai. YouTube, ne, aš geriau, ten kokį tą YouTube kanclerį, tą iš humoro klubą pasižiūri, žinai, tas būk biš paprastesnis. O jūs pažįstami su, nes mes man to laukiam, kol kas neparašo žinutės. Ne, nesam šiaip pažįstam, bet žiauriai gerbi tikrai bachūrus. Visi galite užsirašyti, Valančiūnas Katlerį užskaito tikrai kanclerį. Supratau. Koks sunkiausias varžovas, kokie sunkiausi varžovai tau su vidurio puoliais, vis tiek kaip dideliam vyrui tenka stumdytis, grumtis po krepšių, išvardintum gal vieną kitą ten įdomesnį. Dabar sunkiai. Sabonis. Sabonis, jo. Po to iš Space Jam tie 4, kur buvo. Vormas. Michael Jacksonas. Seanas Bradley. Vėl ir tas toks aukštas su veidu, su plaukais toksai. Ne, tai žmogus. Dabar, jo, toks žmogus, nu grinai. Pala, dabar nepasakysiu, į baltus. Divacas. Ai, Divacas. Jo, mes su juo visada, nu, geri draugai ir už aikštės ir buvau. O jis gyvas dar? Atrodo. Reiktų patikrinti, bet internetas dingęs, Jonai, čia nepyk. Bet ir Toronte dingsta jau čia. Jo, ten Amerikai, Toronte Amerikai. Ryšys hujovus yra. Supratau. Žiūrėk, ta prasme, Mantas išeidamas, jis irgi tavo gerbėjas yra tas, kancleris jo. Geras. Ir
man atrodo, jam klausimas kiltų toksai, vat, Jonai. O kodėl tu panevežėtiškų akcentų kalbėjai, jeigu iš Utenos esi? Mat, NBA labai panevežėčių daug yra. Kaip... Susišnekam, aš kažkaip atsipalaiduoju, žinai, man ten, aš nebekreipiu dėmesio, kad, nu, vad, ir perėmiau šitą kalbą, žinai. Nes, nu, vad, realiai Panevežys visą Torontą valdo. Jeigu va taip va paėmus, žinai. Kur atrodo, kad tau sėdi visas Panevežys, jie Toronte vis. Ai, tai dalis sėdi, o tie, kurie jau išėjo... Į Torontą. Ai, Toronte. Toronte, jo. Tai gal ir prie jūsų valdžios klubo ten prieėję? Ne, tiesiog aš su lietuviais, žinai, mėgstu pabūti. Su Dyvat, su kitais, ne? Čia vanduo, ne? Gali būt. Blet vanduo. O ko tikėjai? Galvojau kažką geresnę, su citrinu, druska. O kiek tu uždirbi, Jonai, pastaruoju metu? Ar kaip sužaidė, kaip ten priklauso iš tikrųjų? Pas jūs NBA. Be statymo, ne? Be statymo, jo. Ar statymas išlošė, ar išlošė, ar labiau pralošė? Ne, kai už savį statų dažniausiai išlošė. Bet su futbolu labai minusas. O šiaip NBA ten gerai moka, iš tikrųjų. Dabar tiksliai nepasakysiu, bet 2000. 2000 dolerių. Čia už kiek? Už kiek ir už ką? Aš uždirbu $2000. Ir pragyveni Toronte, normaliai? Jo. Ant autobuso užtenka. Ma į Kauną tvarų pavalgyti, nežinai, brangu ten vietai valgyti. Pigiau į Kauną suskraidyti, jo. Nu. O kiek tu uždirbi? Aš tiek pat tik litų dėja. Ai. O tu tau gal įdarbint tave? O yra vietų? Yra variantų? Ne, nėra. Kažkaip, Jonai, žiūriu aš į tave ir mūsų taip visi čia susirinkę žiūri. Bet daug prisirinka iš tikrųjų. Jo. Čia šį Katlerį visi susirinka? Jo, į Katlerį įsivaizduoji. Geras. Net nežinojo, kad tu būsi iš tikrųjų. Bet nieko malonu, žinai, man vis tiek malonu prieš lietuvius atvaryti, nors, žinai, vis tiek čia šalelė, užaugau, duonelė, ta, žinai, gimta tokia. Tėvas, mama. Tėvas, mama. Draugės buvusios. Iš Mažeikių, jo, Mažeikės augau. Jo. Už Romarą sirgęs vaikystėje. Ne, aš netų metų, gedai. Aš 92 ar keli. Tai 90. 92. Atrodo. Tai Romaras 93. Tavo daiktas iš tikrųjų. Nebeveikia? Veikia. Gerai. Taigi Romaras 93 čempionas. Tai aš gimiau 92. Ne, aš dar nesidomėjau futbolu. Žinai, man krepšinis yra viskas. Paduokit kamuolį. Parodys. Parodysi? Parodys, žiūrėk. Čia aš galiu parodyti, ko aš Toronte išmokau, karoči. Kažkoks nepripūstas. Bravo! Super. Kaip pasakytų Robertas Jevtokas, nu super. Geras, Robkė irgi sainam. Normalus bakuris. O šiandien vėl įsikrovė, ne? Ką daryti? Nežinau, Šnekam kartu, jo. Tai, sakei, krepšinis tavo visas gyvenimas. Tai kokiam aukštį yra lankas krepšinė? Nu, aš esu 2-2, ne? Taip. Čia ranka iškėlis kažkur bus 2-8. 4,5 metrą. Pusantro bus, tikrai. Pusantro ir. Vien. Nu, jeigu būtų, va čia ką aš įdėčiau, maždaug. Vat kaip ta kolonkės viršus, va, įsivaizduoji. O kiek šokiai iš vietos? Į tolį? Į tolį? Šiaip šuolis į vandenį man pagrindinė yra aistra. Praleisi šiandien skrydį į šuolio finalą, už ką sirgsi? Varžybos yra, Jo. kaip šiaip už šalčiutę sirgu, bet dabar už Stolovo. Nes 2000 už Stolovo pastačiau, kad laimės šuolį. Bet iš vietos aš nušoku į tolį
kaip slaninu kažkur apie 3,15 m. Neblogai, šiaip neblogai. Čia, kas jūs nežinot, čia ir Jo, neblogai. čia iš vietos yra 3,15 yra labai gerai. Jo, kaip krepšininkui. Kaip bet kam. Kaip tau. Kaip tau 3,15. Man 2,15 jau būtų. Lito. Ir paskutinis klausimas, Jonai, žinau, kad skubi. Jo, reiks kilti jau vis tiek. Vis tiek tas Rusijos naikintuvas jau čia stovi kažkur valandą iki varžybų. Jo, tai skristi reikės, tai paskutinis klausimas, ar su Malaizijos oro linijom skrisi? Ne, su Rusu. Su Rusu. Air Baltic. Supratau. Ir dar paskutinesnis klausimas, tai imsim auksą pasaulio čempionate ateinančią vasarą? Aš nežinau, kas žais. Čia kažkoks sporto įvykis, ne? Čia bus toksai, kaip čia to pasakyti? Apie Ispaniją kalbė, ne? Apie Ispaniją, jo. Jo, nes aš čia dabar žaidžiu Amerikoje, ten susilpnėjus ta Amerikoje yra, žinai, Taip. karai visokie. Amerika atkrenta, jeigu Ispanus įveikiam auksus mūsų, iškart galiu pasakyti. Angola nepavojinga. Ne, gol, ne. Supratau. Jonas Valančiūnas. Ačiū Jonai, sėkmės šį Ne, vakarą. ačiū, kad pakvietėt, gerai. Phoenixą. Tikrai, žiauriai malonus vėl į Lietuvą. Aš palik savo. Sumokės, nes aš ant su savim neturiu. Iš tos 2000 Jonai. Jonas Valančiūnas. Palydim.